Labą dieną. Šiandien pašnekėsim su Kajum Šiukšneliu, praeitų metų Lietuvos kartingo čempionu ir trečiu pasaulyje. Jis užėmė trečią vietą FIA kartingo čempionate. Laukiam, kol jis pasijungs. Jungiasi. Labą dieną. Sveikas. Labą. Kaip sekas? Gerai, ilsimės. Ilsiesi. Jo. Klausyk, tu papasakok trumpai iš pradžių, kaip pas tave pamokos vyksta nuotoliniu būdu? Jo, pas mane pamokos kol kas vyksta nuotoliniu būdu. Tai biškai palengvina situaciją, nes aš labai daug mokyklos praleidžiu viską. Tai šiuo metu yra daug lengviau, patys pažymiai pakilę viską, tai... Supratau. Ok, apie mokytojus ir mokslą paskui pašnekėsim, turiu tokį klausimą. Tai tu trumpai prisistatyk, aš pristačiau tave vardą, pavardę ir kad tu praeitų metų čempionas ir užėmei trečią vietą. Kiek tau dabar metų ir kiek tu profesionaliai sportuoji? Tai man yra jau 15 metų, aš sportuoju nuo kažkur 8-9 metų, tai jau 6-7 metai kaip sportuoju šitą sportą. Ir ką esu pasiekęs, tai esu 3 kartus Lietuvos čempionas, 2 kartus esu OK senior, 2 kartus esu OK junioru ir 1 kartą esu OK senioru. Ir esu užėmęs 3 vietą pasaulio čempionate, esu Academy Trophy nugalėtojas ir esu Europai porą etapų laimėjęs, 1 etapą. Supratau. 3 vietoj. Tai neblogi pasiekimai, kaip 15 metų jaunuoliai. Patenkinami. Tu gal gali biškį arčiau, nes tavo pusės veido nesimato. Taip geriau. Tada klausimas, ar norėtum būti kada nors gamyklinės komandos sudėtyje? Tai aš kaip ir dabar esu kaip gamykliniai komandai, kur jinai atstovauja kaip ir Ferrari Driving Academy. Tai metų gale 3 jaunus geriausius driverius išrinks iš ten. Į mano komandą dar įeina 3 kitos komandos ir kaip susidaro kaip viena didelė komanda, tai yra Kosmikas, yra Tony Kartas. Tony Kartas yra pati galingiausia iš visų ir yra Ekspritas, kurioje aš esu. Tai ir iš tų 3 komandų išrenka po porą driverių, kurie eina testuoti su Ferrari Driving Academy formulę. 4 metų gale. Supratau. Tai o komanda tavo vadinasi šiemet Esprit ar? Expert Racing Team. Expert Racing Team. Supratau. Nes praeitais metais tu su Vardu važiavai. Taip, su Vardu važiavau praeitais metais. Tai jinai, privati komanda, jinai nėra gamyklinė. Ne, nėra, jinai yra privati. Supratau. Tai įdomu, paklausiu, jeigu sezonas, aišku, įvyks, paklausiu paskui, koks skirtumas tarp privačios ir gamyklinės komandos, nes yra pliusų ir yra minusų visada. Klausimas apie mokslus, kaip tik kiek tu praleidi mokslo metų dienų per metus dėl savo profesionalaus sportininko karjeros? Sunku pasakyti kiek, bet praeitą mėnesį, tai pas mus yra trimestrai, tai yra pirmas trimestras, kuris eina iki gruodžio mėnesio, nuo rudens iki gruodžio ir taip po 3 mėnesius. Tai pirmą trimestrą praleidau, tarkim, 50%, o antrą trimestrą praleidau 70% pamokų plius minus. Supratau. Bet, tu nuotoliniu būdu išvažiavęs vis tiek turbūt mokaisi, turi užduotis kažkokią. Man labai sunku mokytis nuotoliniu būdu, nes jeigu būna ypač varžybos, nes mes atsikeliam 8 ryto, išvažiuojam ir grįžtame kokią 6-7 ir reikėtų pavalgyti ir vėl ilsėtis. Tai jeigu varžybos nelabai mokausi, bet jeigu tiesiog treniruotis viską, tai kas 2 dieną pasimokau. Supratau. Lėktuvė skrendant, sudėtinga irgi. Jo, irgi nelabai pavyksta. Supratau. Ok, mokslai nuo to nukenčia, ar tu visgi, paskui pasyvėji kažkaip, nežinau, žiemos metu, kai neaktyvus sezonas?
prisivėjai? Nu, dabar būtų pats pikas turbūt yra nuo žiemos gale, nes sezonas prasideda ir visi pradeda testuotis, tai tuo metu man būna pats sunkiausias dalykas su mokslu, nes aš buvau, pavyzdžiui, vasario mėnesį aš buvau 2 dienas mokykloje. Tai buvo labai sunku, nes ir šiaip nukentėjo labai pažymiai dėl to viską, bet dabar viskas kaip ir gerėja po biškį. Dabar atsiloši, Jo. kadangi turi daug laiko tam. Kaip mokytojai arba mokykla žiūri į tavo sportininko karjerą, nes vis tiek rezultatai kalba patys už save ir... Tai kai kurie mokytojai žiūri, kaip ir visai didžiuojasi, viskas gerai, bet yra pora tokių, kurie tiesiog nesupranta ir vis tiek labai daug prašo iš manęs viską, tai... Bet viskas gerai su tuo, tai... Bet tu pasistengi ir... Jo, aš turiu ir papildomų pamokų, kai atvažiuoju ten, pavyzdžiui, kiti mokiniai turi po 6 pamokas į dieną, o aš 9 arba kad tik pasivyti. Supratau. Kaip tėvai ir artimieji žiūri tavo šitą užsiėmimą? Palaiko, bijo? Ne, visi labai palaiko, viskas gerai, kad bijo, tai nelabai bijo. Nei vienas, nei kitas, nei mama, nei tėtis. Visi palaiko, visiems labai patinka ir visi džiaugiasi labai. Supratau. Kiek tu laiko per savaitę skiri fiziniam pasirengimui? Tai dažniausiai aš einu į visokius džimus, viskas su treneriu savo. Tai bandom eiti 3-4 kartus per savaitę. Šią savaitę nelabai pavyko dėl oro sąlygų Lietuvoje. Bet šiaip tai jo, po 3-4 kartus einu į savaitę pasportuoti. Tai bet dabar ką, lauke užsiiminėjate? Jo, dabar lauke mes sportuojame visi. Tai 3-4 kartus, o kiek laiko, kiek valanda, 2, pusvalandį? Vieną treniruotę po valandą laiko, tai va dabar, kai lauke sportuoju, gaunasi biškį ir daugiau, nes man dar reikia ten, kur mes sportuojam, nuo mano namų dar yra 9 kilometrai, tai pirmyn atgal gaunas po kažkur 18 kilometrų. Tai tu ką, bėgi iki ten? Ne, aš su dviračiu važinėju, tai dar labiau pavargstu. Tai čia dalis apšilimas. Tai gaunas biškį daugiau negu valandų sporto, jeigu užskaitom dviratį. Supratau. O per varžybas, pavyzdžiui, kai tu išvažiavęs savaitgalio metu, savaitę ten testai, sportuoji, ar tik tai kartingas ir viskas? Kartingai ir bandom su Simu Juodvirčiu pabėgioti vakarais, tai ne visada pavyksta, bet dažniausiai pavyksta pabėgioti dar vakarais su juo. Supratau. Kokiose šalyse tu esi jau lenktyniavęs per savo karjerą? Yra labai daug, bet turbūt pačios pagrindinės tai yra Italija, yra Prancūzija. Čia yra turbūt 2 pagrindinės, nes Italijoje visas sezonas atsidaro ir užsidaro. O Prancūzijoje, tai kadangi FIA yra iš Prancūzijos, tai ten vyksta bent 1 varžybos per metus. Tai reikia tenai važiuoti. Ir turbūt 3 vietoje turbūt tada Švedija gaunasi, nes irgi jau 3 metus iš eilės vyksta toj pačioj trasai varžybos. O šiaip iš vis, nežinau, pavyzdžiui, Azijoje arba Amerikoje esi buvęs? Ten nesu buvęs. Jo, mūsų planas buvo, šiais metais turėjo vykti pasaulio čempionatas Brazilijoje, bet jį perkelį į Portugaliją dėl to koronaviruso. Ir šiais metais gal mes dar galvojom važiuoti į Makao varžybos Azijoje, bet nelabai pavyks. Susidarkė visi kalendoriai, visi planai pas visus. Tai realiai Italija, Prancūzija, Švedija. Čia turbūt 3, kurios su daugiausiai buvęs per. O šiaip kitose, kuriuose dar, pavyzdžiui, Lietuva, Latvija turbūt. Latvijoje suvažiavęs gal tik 2 varžybas, nes ten jie važinėjo su Rotaksais, tai man kažkaip nėra labai tikslo ten važiuoti. O šiaip tai daug. Tai aš labai daug kur esu buvęs ir Ispanijoje. Tai pavardink, kurias atsimeni tiesiog. Ispanijoje esu testavęs formulę, tą
Formulė Renault šių Pas metų. Dalių Steponavičių. Taip. Tai irgi bus klausimas toliau apie tai. Ja. Tai daug nepasako. Ja, gerai. Tai tada dar buvau Vokietijoje 2 kartus, tada buvau Belgijoje. Yra dar, bet aš tikrai jų neprisimenu, nelabai prisimenu. Bet čia šitos yra pagrindinės, kur Europos čempionatai ir pasaulio vyksta. Supratau. O pirmais metais tu pradėjai važiuoti 2014 gal ar 2013, ne? 2014. Tai tu tik Lietuvoje važiavai pirmus metus, ne? Jo, aš Lietuvoje pirmus metus vienas lenktynės važiavau Italijoje, tiesiog pasibandyti viską, tai nelabai gavosi. Aš normaliai pradėjau važiuoti, aš Europos čempionatą pradėjau dalyvauti iš viso tik praeitais metais, pirmą kartą dalyvavau. O metai prieš, tai dalyvavau tik Academy, tose VASKA varžybose ir pasaulio čempionate. Tai jau, kai buvo pasaulio čempionatas, 2018 metų gale, jau tas greitis pradėjo atsirasti. Nes iš 118 driverių buvau gal 20 pasaulio čempionate. Tai, realiai tavo pradinis pasiruošimas buvo Lietuvoje. Tu 4 metus, sakykime, sukai ratus Lietuvos trasose. Taip, o paskui jau su 18 metais išvažiavai į Europą. Supratau. Kiek tu trenerių esi turėjęs per savo karjerą? Tai esu turėjęs vieną simą. Tada dar 2018 metų pradžioj turėjau kaip ir mechaniką, irgi dar vieną simą. Jisai visur su mumis važinėjo 2018 metais, tai jis man irgi kažkiek padėjo. Tada džime esu turėjęs vieną trenerį 2 metus ir dabar prie kito perėjau neseniai, prieš pusę metų kažkur. Ir turiu dar Joną Dereskevičių, kaip kad su galva padėtų dirbti viską. Tai atsekantis klausimas buvo apie psichologą komandą ir turi, ar naudojas paslaugom. Tai Joną Dereskevičių kaip ir naudoju toj srity. Supratau. O tai papasakok, kaip Jonas tau padeda, nuteikia. Tai Jonas man padeda susikaupti, kartais jeigu aš su nervais nesusivalus, pasako, kaip padaryti, kad susivaldyčiau geriau, pasako, kaip kvėpuot, kaip dar kažką. Ir tas labai padeda prieš startą ten, panašiai. Tai o iki 2018 metų tu su tėčiu turbūt važinėjai, ne, visas varžybos, tai tave treniravo. Tada jeigu ir Lietuvą užskaitom, tai turėjau dar vieną mechaniką, ir trenerį, ir mechaniką Ignat. Jisai dabar Lietuvoje kaip tech inžinierius su varikliais dirbo, juos tikrino. Tai jis man buvo pirmus 4-3 metus. Aš su juo Lietuvoje ir Italijoje važinėjau porą varžybų. Supratau. Tada galim pereiti, turiu kelis klausimus iš Instagramo. Tuoj pasižiūrim. Ar daug treniruojas, klausė Saugau rajoną. Akauntas ar žmogus, nežinau. Ne, tai treniruojas aš visai nemažai. Tai rytais visada prasitampau, kad geriau jaučiausi dienos metu geriau viskas. Ir kaip ir sakiau, į džimus einu viską. O su kartingu, šiaip kiek pavyzdžiui, sakykime, jeigu, neskaitant dabar, kad negalima, bet kiek kartų į mėnesį išvažiuoja į trasą, vidutiniškai per metus? Tai tarkim, jeigu tai paimam į metus, tai turiu, jeigu tai mėnesį laisvo, jeigu tai viską apimam, o visi kiti užimti kartingų, visi savaitgalį viską. Tai realiai, 4 savaitgaliai per mėnesį pas tave užimti visą laiką. Gal biški daugiau, bet šiaip jo, tai kadangi mano mama Ispanijoje gyvena, tai jeigu aš esu laisvas vasarom, tai aš ten praleidžiu. Tai praeitą vasarą buvau 4 savaitės pas mamą Ispanijoje ir viskas, o visa kita vasaro dalis buvo užimta. Supratau. Ar daug pastangų įdeda Kajus, kad pasiektų prizinės vietas?
Tai, stengiuosi įdėti kiek galiu daugiausia. Aišku, po varžybų irgi matai, kad visada galima geriau. Bet turbūt vis tiek mano pats geriausias rezultatas yra pasaulio čempionate Suomijoje, Alaharmoje, kai 3 vietą užimu, nes startavau 16 ir aš manau, aš beveik viską atidaviau, ką turėjau, kad tiesiog būti ant podiumo. O visose kitose varžybose tai tikrai buvo galima geriau pasirodyti. Taip, bet vėlgi pastangos ateina su laiku, kai tu daug treniruojas, daug važiuoji ir daug dalyvauji varžybose. Tai kuo daugiau įdedi laiko, skiri laiko treniruotėms, tuo geriau esi pasiruošęs varžybom. Taip. Ar sunku užiminėti prizinės vietas turbūt? Tikrai nėra lengva. Tai tojam Europos čempionate ypač arba pasaulio labai sunku, nes visi esame labai arti viens kito. Pagal laikus viską, pavyzdžiui, top 20 driverių kartais į 20-asias sulipa arba netgi į vieną kartais top 10. Tai labai vien tik kvalifikacija padaro kokio 80% to varžybų. Rezultato paskui sėkmė dar prisideda, jeigu niekas tavęs neišstumia. Jo, ir reikia po to tiesiog pastangos dar viskas susieina. Taip. Sekantis klausimas irgi Saugau rajoną klausia, kaip sekasi kartingo sporte, bet mes, man atrodo, atsakėm jau nuo pat pradžių apie visus rezultatus ir taip toliau. Linas Racing LT klausia, visada atrodai kuklus ir ramus, gal turi kokių patarimų iš patirties, kaip valdyti stresą varžybų metu? Tai aš kaip ir neturiu patarimų, aš tiesiog turiu savo būdus, kaip aš taip darau. Aš atsisėdu į kartingą ne kad susikaupčiau kokią 3 minutėm iki starto, kad nebūtų per daug, nes jeigu tu per anksti atsisėdi, po to tu gali apie visiškai kitą pradėti galvoti. Taip, per ilgai. Jo, ir tada būna dar blogiau, tada jau geriau iš viso. Tai atsisėdi 2-3 minutės į kartingą, susikaupi, pasiruoši ir tiesiog bandai padaryti, ką gali geriausiai. Stengiasi ir, pavyzdžiui, jeigu tau kažkas, startas nepasiseka viską, tiesiog nepasiduoti reikia. Iki paskutinės sekundės, kol finišo nepamatai, turi stengtis. Tai, žodžiu, susikaupti nei per anksti, nei per vėlai, žodžiu. Tiksliai prieš startą nukreipti dėmesį į varžybą. Reikia rasti tam tikrą momentą, nes, pavyzdžiui, aš dabar važiuoju su pasaulio visais čempionais viską. Aš kartais jie už mane startuoja, buvo vienose varžybose, aš priešais juos. Tai aš mačiau, kad kai kurie iš jų tiesiog atsisėda 30 sekundžių ir jiem to užtenka. Arba, pavyzdžiui, jiem to pilnai užtenka. Tiesiog tu turi rasti tam, kaip čia pasakius. Sau priimtiną būdą. Jo. Reikėjo ieškoti, nes, pavyzdžiui, pirmas varžybas aš iš viso nesugebėdavau nieko padaryti, viską, tai reikėjo mokytis ir kažką radau 2019 praeitais metais ir pavyko. Supratau. Pavelas Bu klausia, ar planuoji važiuoti KZ2 klasėje? Tokių planų kaip ir nesu numatęs, nei aš, nei mano šeima, tėtis. Tai manau, kitais metais mes sėsim arba į žiedinės mašinas, arba gal bandysim į kokią Formulę 4. O po to žiūrėsim, kas bus. Dar priklauso, ką šitais metais darysim, nes jau gali būti, kad šitais metais jau nieko nebedarysim. Ir tada gausis, kad sekančiais toliau kartingas bus, taip? Dėl to ir bus tas klausimas, kas bus sekančiais metais. Supratau. Tada toliau, kaip jautiesi prieš pat varžybų startą apšilimo ratą? Apie ką galvoji tuo metu? Tai mes jau papasakojom, kad tu prieš 3 minutės atsisėdė, tai ką tu galvoji tuo metu? Tai apšilimo rate aš stengiuosi nieko negalvoti. Jeigu pavyksta, o jeigu nepavyksta, tai bandau, kad nepavyktų, tai yra buvo tai porą kartų. Tai buvo vienose varžybose
Lonato, kai buvo Academy finalas, čia 2000 metų gal rudenį, tai tapau čempionu, tai tuo metu aš Formation lapę pradėjau galvoti apie dalykus nesusijusius su kartingais ir man tuo metu labai startas nepavyko, bet po 5 ratų vėl susikaupiau ir vėl viskas pradėjo įtis mano pusė ir pavyko gauti, finišuoti antroje vietoje. Supratau. Pats nemaloniausias įvykis arba avarija per lenktynės? Tai aš kol kas didelių avarijų nesu labai turėjęs, o turbūt didžiausia avarija buvo Lietuvoje, netgi ne užsienį. Tai buvo, kad aš lenkiau driverį, kurį jau buvau pasivijęs ratu. Ir jis tiesiog nepamatė ir mano galinį ratą kabino. Ir aš tiesiog apsisukau ir visų greičių pašokau vos į orą ir į sieną trenkiausi stipriai. Ir tuo metu aš labai susigadinau savo nugarą ir turėjau didelių problemų su mentim viską, tai susitvarkėm prieš porą metų. Tai dabar viskas kaip ir geriau. Nebe taip ją skauda viską, bet tuo metu buvo labai blogai su nugara. Tai čia irgi toks, sakykime, iš dalies, atrodo, nekaltoj vietoj, iš niekur nieko, važiuoji, lenki lėtesnį ir taip įvyksta, ne? Taip. Tai čia toks, pats nemaloniausias įvykis, ne? Jo, turbūt aš nesu turėjęs daug didesnių negu šito. O pavyzdžiui, kažkoks, nežinau, nusivylimas, kai, pavyzdžiui, startuoji, važiuoji pirmu ir ten nutrūko gazo trosas arba, kažkoks toks, nusivylimas per varžybas, kai tu viską padarėjai iš savo pusės ir kažkas tave pavedė. Užsienyje man taip yra buvo gal vieną kartą, tai buvo su tuo pačiu Ward Racingu. Tai aš buvo pusfinalis ir važiavau 6 tuo metu. Tai kol kas buvo mano geriausias rezultatas. Tai buvo 2000 metų, sakykime, kovo gale kažkur. Ir tiesiog pas mane variklyje viena detalė sulūžo, sudegė ir tiesiog dinginėjo gazas viską ir teko sustoti vidury trasos. O Lietuvoje kas yra buvo, tai kad važiavau visas varžybos pirmas, viską gal 20 sekundžių buvau pabėgęs ir paskutiniam posūkiui nukrito grandinė ir finišavau 4. Čia turbūt buvo, pats skaudžiausias iš visų, ką esu kol kas. Tai jau nukrito grandinė, tu jau užsidėjai ir važiavai toliau? Ar? Ne, užsidėti jie yra daug reikalų, nes ten, nelabai pavyktų driveriui taip paimti ir užsidėti tiesiog su rankom. Tai tu darėdėjai iki finišo? Jo, aš darėdėjau. Ar tiesiog visi finišavo ir gavosi, kad tau užteko ratų kiekio? Ne, tai aš jau buvau porą ratų apsilenkęs ir aš tiesiog buvau nuo kalniuko paskutinis posūkis ir aš darėdėjau iki finišo. Tai tas pasisekė biškį. Tokia ir graudi ir linksma istorija, nes visgi finišavai. Jo. Tada kokia pati geriausia pergalė arba podiumas ir kuriais metais? Įsimintiniausia, maloniausia? Tai turbūt būtų ta pati Alaharma pasaulio čempionatas, nes tai buvo tiesiog nuostabu, kad startuoji 16 ir 3 atvažiuoji. Geresnių tikrai nesu turėjęs negu. O kaip tu jauteisi ten važiuodamas ir lenkdamas visus, apie ką tu galvojai tuo momentu? Tai aš apie nieką negalvojau, kol neapsilenkiau 3. Nes kai aš apsilenkiau 3, aš pradėjau nervuotis, jaudintis ir mano tempas pradėjo stoti. Bet buvo likę tik 2 ratai, tai aš dar juos davariau ir viskas. Baigėsi varžybos ir buvo ramu ir buvo labai linksma ir gera. O dabar, pavyzdžiui, pasakyk, kaip lengviau startuoti yra paskutiniam ar pirmam? Tikrai yra lengviau startuoti pirmam, aš esu ne kartą startavęs jau toje pačioje akademijoje ir su Ward Racingu esu startavęs ne kartą pirmas. Tai tikrai yra daug lengviau, nes jeigu tu startuoji pirmas, tai yra 80% galimybė, kad tu ir būsi pirmus 2 posūkius. Tai ir po to tiesiog dar priklauso ar 3 su 2 kovos, nes jeigu būna ir taip, tai tiesiog tu gali per pirmus ratus nors ir 5 sekundės pabėgti nuo visų kitų.
Gerai, tai vat, techniškai, mechaniškai yra geriau startuoti, lengviau yra startuoti pirmam, nes, tu turi didelį šansą nepapulti į kažkokią tai košę, mišrainę, trasoje ir taip toliau. Ir dar priklauso, kas priešais tave startuoja, jeigu tu vidury startuoji. Nes yra kartinguose ir tokių driverių, kurie tiesiog tu lenki, ir jie nebijo ten avarijų, nieko, be baimiai. Ir jie tiesiog gali tave numušti dar kažką, jeigu tu juos nešvariai aplenki, jie tiesiog kitą posūkį atvažiuos ir pastums tave, kad tu kokias 5 pozicijas prarastum. Tai yra labai taip. Jo, bet psichologiškai, va dabar žiūrėk, tu pasakoji, kad tu startavai iš 16 vietos, važiavai ramiai, atsipūtęs, visus lenkiai, prasme, neatsipūtęs, aišku, fiziškai tu įsitempęs, bet psichologiškai tu ramus buvai, bet kai tu tik tai papuolė ant podiumo, pradedi jaudintis. Tai va šitoj vietoj, ar nelengviau yra startuoti paskutiniam, kai tu prieki matai konkurentus ir tau jos reikia vytis, o pirmam tu visada galvoji, kas yra gale ir stengiasi, jos, prasme, arba pabėgti nuo jų, arba pradedi žiūrėti atgal, tavo tempas krenta. Nes jeigu tu esi pabėgęs nuo antro, tai tu apie tai negalvoji ir tada daug greičiau pradedi važiuoti, bet jeigu jis tave stumia visada, tai iš karto vėl, kaip jūs ir sakėte, tie nervai atsiranda viskas. Tada geriau būti jo pozicijoje ir stumti jį ir paskutiniam rate apsilenkti. Paskutiniam rate labai sunku apsilenkti, nes tiesiog pirmas visur užsidarys viską, tai reikia tiesiog visas varžybas įsekti be viską ir lauk, kol jis kokią klaidą padarys arba kol neužsidarys posūkiam kokiam. Tai šiaip važiuoti iš paskos yra psichologiškai visada lengviau, negu kažką laikyti už savęs. Tikrai taip. Tada pakalbam apie Formulę 4, kadangi tu buvai testuose praeitų metų pabaigoj. Buvau šių metų pradžioj. Šių metų pradžioj, sorry, aš kažkaip, galvau, kad po sezono, bet turbūt tas sezonas vėlai baigėsi. Tai kokie įspūdžiai ir ar gali nupasakoti sulygindamas su kartingu, pavyzdžiui, kad žmonės, kas su kartingais važiuoja, suprastų tą įspūdį? Labai sunku paaiškinti, tiesiog visiškai kitas dalykas, šiaip valdosi daug lengviau, fiziškai yra biški lengviau. Tai jeigu aš per pirmą dieną sugebėjau išvažiuoti, man rodos, paskutiniai treniruoti 20, kiek varžybose išvažiuoja 20-25 ratus. Su kartingu mes panašiai važiavom ir nebuvo labai labai sunku. Aišku, gale dienos buvau fiziškai pavargęs, nes biški ten kaklo kiti raumenys dar dirba, tai buvau biški pavargęs. O šiaip tai sunku paaiškinti tą jausmą. Tiesiog visiškai kitas dalykas. O pavyzdžiui, nežinau, sulygint, pavyzdžiui, kaip čia pasakyti, pavyzdžiui, Okas ir KZ2, ne, iš Oko persėdavo į KZ2, wow. Tai pavyzdžiui, tu iš kartingo persėdai į Formulę, pavyzdžiui, pagreitį, stabdžiai, valdymas, tai wow, ar, kažkas panašaus, tik tai prisideda aerodinamika. KZ2, manau, kad irgi būtų gal wow, nežinau, kažkaip sunku pasakyti. Nes su KZ2 aš dar nesu pats bandęs visiškai karto ir KZ2 yra 4 stabdžiai, o pas mus yra tik 2 galiniai. Pas KZ2 dar priekiniai stabdžiai yra, kuriuos reikia mokėti naudoti viską. Tai nes labai lengva susistabdyti, o paskui sunku išgreitėti, vėl greitį surinkti. O kaip su aerodinamika tu susidraugavai? Spėjai, tu vieną dieną testus turėjai? Jo, mes tik vieną dieną testus turėjom. Tai kaip tu su ją susidraugavai, ar spėjai ją pajausti, suprasti, nebijoti būtent įvažiuoti didesnių greičių, kad pradėtų veikti? Tai buvo, aš didesnių greičių kaip ir nelabai bijau, aš labiau bijau tų pačių kerbų, nes jie yra kitokie ir jeigu tu net ten užkabini juos, tu iš karto apsisukė. Bet šiaip tai nebuvo labai didelė baimė ten, kad į sieną įvažiuosiu viską. Aš jau pirmam rate kažkaip netgi pilną gazą tiesiog įspaudžiau. Tai kažkaip nebuvo labai didelė baimė. O pavyzdžiui, lyginant su kartingu, pavyzdžiui, trauka, aišku, greitis didesnis, Formulė, aš nežinau, turbūt už 200 važiuoja ten Valencijai. Bet kai ir trasa yra platesnė viską, tai jis nelabai jaučiasi kažkaip, nes jinai... Baimės nebuvo tokios, kad ten paspaudi gazą ir... Ne, viskas gerai buvo su tuo problemos nebuvo tikrai. Po kartingo perlipti į Formulę yra, easy.
Nu, nėra easy, nes ten vis tiek reikia laiko, kad trajektorijas rastum, kur gazą, kur stabdį paspaus, bet tikrai nėra labai sunku. Nu, bet valdyti, ta prasme, nu, aš nekalbu apie gero laiko parodymą trasoj, bet šiaip, nu, atsisėsti ir važiuoti tau yra, nu, gan paprasta, nieko sudėtingo. Ne, nebuvo labai sudėtinga. Prasme, ne lėktuvo pilotuoti. Ne, arba malūnsparnį. Ne, nebuvo. Sraigtasparnį, teisingai. Tai, žodžiu, testai, nu, patiko. Jo, viskas gerai, visai patiko, tikrai. Buvo daug naujų. O kaip komanda? Lietuviška, Ispanijos vėliava. Jo, buvo visai draugiška, viskas buvo labai gerai. Pamokė daug, viską daug išmokau ir labai dėkingas jiem likau. Dėl to, ką jie padarė. Dėl Lietuvos kartingo federacijos, kad davė viską bilietą, viską, tai tikrai faina buvo. Tai čia buvo prizas už tavo laimėtą čempionatą Lietuvoje. Taip, tai jeigu aš nebūčiau laimėjęs, tai būtų kitas driveris važiavęs. Supratau. Tada kaip tu vertini treniruotės ant simuliatorių? Ar pats naudoji, ruošies varžybom? Tai aš dabar turiu simuliatorių. Tai tikrai visai faina, visai įdomu, tik kad labai reikia laiko priprasti, nes ten yra tokių, kurie visada važinėja ir juos labai sunku pagauti, aplenkti viską. Bet esu ir aš jų porą varžybų laimėjęs viską, tai tikrai apsimoka ir tikrai labai faina. Bet anksčiau tu nenaudodavai, pavyzdžiui, trasą išmokti arba... Ne, nelabai naudojau. Ir ant simuliatorių nėra kartingų, labai daug žaidimų, trasų nieko, tai... Aš jeigu važinėjau, tai su mašinom arba su formulėm tikrai. Tai, o pavyzdžiui, į Valenciją, tu kai važiavai į testų su Formulė 4, tai tu žinojai trasą, mokėsi ją kažkur, ar tu tiesiog nuvažiavai ir vietoj su ja susipažinai? Ne, tai aš buvau video pasižiūrėjęs Formulė 4 varžybų, viską pasimokiau biškį. Ir kai nuvažiavom visą trasą, atėjom parodė, kur stabdymo taškai, viską paaiškinu, tai buvo lengviau biškį. Tai tu realiai... Įsėsi ir važiuoti. Jo, bet tu atsisėdai, tai jau trasą žinojai, kur koks posūkis, galėjai iš karto lėkti, spaust gazą. Taip, tik nežinau, kur stabdį spaust tiksliau viską, nes kai važiuoju... Tai čia jau niuansai, taip, bet bent jau žinai, kad ten 90 laipsnių posūkis, o ne pilnu gazu reikia pravažiuoti. Tai šiaip, rekomenduoji simuliatorius naudoti, ar... Aš manau, kad aš juos rekomenduoju, viskas gerai, bet jų išlaidos yra pakankamai didelės, nes ten, pavyzdžiui, žaidimo, kurį visi žaidžia, tai yra iRacing. Tai su jo vienintelė problema yra, kad tu visada, jeigu nori važinėti su ten BMW, GT3 ar ten Porsche'ais ar Formulėm, tai tu už jas turi sumokėti, tarkim, po 12-15 eurų ir po to dar trasos turi pirkti, kad važiuot su jom, irgi po 12. Tai eurų. Jo, bet čia vis tiek yra pigiau negu realiai išsinuomoti trasą, atsivežti techniką. Taip, tikrai. Supratau. Tai manau, kad dabar daug kas labai treniruojasi, ir iš neturėjimo ką veikti, ir iš... Aš esu sutikęs pakankamai daug kartingistų jau važiavau. Būtent online, ne? Jo, tai pakankamai daug yra jų, tikrai, nemažai. Tai o trasų, tu sakai, tai netgi tų pačių žymiausių trasų nėra simuliatoriui padaryta, kur tu galėjai važiuoti su kartingu? Yra Anglijos labai daug trasų yra, tai yra viena PFI, Anglijos, ten jau ir vyko pasaulio čempionatas 2017 metais, viską. Ir yra ta trasa visose žaidimuose, yra dar pora, bet kad labai daug būtų, tai nėra. Kad ten, pavyzdžiui, toj pačioj Portugalijos arba Brazilijos trasų tai nėra. Supratau. Nelabai. Kokį filmą rekomenduotum visiems pažiūrėti? Nebūtinai autosporto temą, bet gali būti ir autosporto. Tai aš žiūriu daugiausiai komedijų, viską, bet šiaip jeigu taip, tai tas Formula Drive to Survive 1-2 sezonas labai daug kalba apie jų psichologiją, apie pinigus, viską, tai visai naudinga. Netflix'e, ne? Jo, tas Drive to Survive serialas. Supratau. Daug paaiškina.
Tada trumpai apie savo šio sezono planus, neskaitant, kad jie dabar pataisyti, bet kokie buvo planai, kur važiuoti, kiek etapų? Tai mano planai šio sezono buvo padaryti arba tokius panašius tokius pat rezultatus kaip ir praeitą sezoną, arba dar geresnius. O kur važiuoti, tai pagrindinė buvo Europoje ir pasaulyje pasiruošti, svarbiausia, kad ten galėčiau paimti podiumus ar dar kažką. O kiek varžybų per šį sezoną 20 metais buvo suplanuota? Buvo suplanuota apie 25-30 varžybų. Taip. Tai pasaulio čempionatas vienas tik etapas, ne? Jo, ir 4 Europos čempionato etapai. Ir dar tų VSK labai daug susideda, tai 5 yra iki rudens, po to dar 3 eina per vasarą ir dar 3 eina metų gale. Tai iš viso jų kokia 11 yra, 11-12. Tai 11 VSK, 4 etapai Europos čempionato ir vienas pasaulis. Ir paskui dar turbūt kažkokių papildomų varžybų, į kurias... Lietuvoje dar yra 6 etapai. Bet tau nesutampa tie etapai? Dabar jau turbūt sutaps visi, nes trūks savaitgalį. Jo, dabar jau sutampa, bet Lietuva stengiasi padaryti, kad nesutaptų su Europos čempionatais. Nes šiaip metų pradžioje buvo planas, kad ne aš vienas juos ir važiuoja, dar yra Jokūbas Bogdanavičius, kuris važiuos Europos čempionate. Ir yra dar Sirvydas Šimkus, kuris irgi važiuos Europos čempionate. Bet jie abu važiuos už Vard Racing ir Simas irgi jų treneris yra ir jie važiuos su OK juniorų klasiai, kur aš praeitais metais važiavau. O tu jau senior važiuosi? Taip. Supratau. Ir visi šitie čempionatai, kur tu išvardinai, tai viskas yra OK senior, teisingai? Taip, ten tie yra OK senior ir OK junior yra sujungtas Europos čempionatas varžybos. O KZ2 akademija yra atskirai. Jie turi atskiras trasas per metus ir viską. Supratau. Toliau turiu blitz klausimus, kur iš 2 vieną turi atsakyti. Turbūt matei, kaip Simas atsakinėjo. Ne, labai mačiau. Nes man tuo metu pamokos buvo. Tai aš paskui jau įrašą buvau įdėjęs. Yra YouTube kanale. Tai... Blitz klausimai. Filmas ar knyga? Aišku, kad filmas. Nes aš iš viso esu vieną knygą perskaitęs per visą gyvenimą. Aš kažkada irgi, kai buvau jaunas, buvau tik vieną perskaitęs, bet paskui, kai paaugi, supranti, kad visgi įdomu ir naudinga. Tai mes dabar trumpai, ta prasme, tu man tik tą ar tą atsakai. iOS ar Android? iOS. Nike ar Puma? Nike. KZ2 ar Formulė 4? Formulė 4. Velomaratonas ar maratonas? O aš nežinau, kas tas velomaratonas. Velomaratonas tai su dviračiais maratonas, o maratonas tiesiog bėgimas. Su velomaratonu. Michaelis Schumacheris ar Ayrtonas Senna? Schumacheris. Spidermanas ar Žaibas McQueenas? McQueenas. Coca-Cola ar šviežiai spaustos apelsinų sultis? Šiaip labai nuo apelsinų priklauso, nes kartais jos, tai paimsiu Coca-Cola, tarkim. Rallycrossas ar driftas? Rallycrossas. Cristiano Ronaldo ar Lionelis Messi? Aš Messi paimsiu. Formulė 1 ar pasaulio ralio čempionatas? Formulė 1. McDonald's ar kebabinė? McDonald's. Čia Simas tave išmokė, man atrodo, nes taip pat atsakė. Klausyk, tai ačiū tau, buvo malonu paplepėti. Tikiuosi, kad tu labai neliūdi, kad nėra treniruočių, nes visi tokiuose pačiuose sąlygose ir tik viskas baigsis. Jau yra šansų, kad kitą savaitę atidarys kartodromus, tai gali būti, kad jau ir aš pradėsiu ruoštis, nes Čekijoje jau atidaryti kartodromai. Tik dar sienos uždarytos, iki Čekijos nusigauti. Jau visi gali treniruotis, tai manau ir mes tai galėsim pradėti. O tavo technika jau Lietuvoje, nes turbūt žiemą buvo Italijoje? Tai ta mano Eksprito šasi,
kaip čia lietuviškai, nu, Važiuoklė. važiuoklė, tai jinai dar ją turėjo išsiųsti iš Italijos, bet viską uždarė tuo metu. Tai dabar laukiam, kol jinai atvažiuos, o variklį tai jau turime. Tai vos gausim jį ir bus atidarytos trasos, tai iškart važiuosime. Supratau. Tai tada gerų tau mokslo, kad spėtum ir mokytis, ir sportuoti. Ačiū. Ir manau, susitiksim kur nors trasoj. Gerai, ačiū. Viskas. Gerai, iki.